Tai ką, sveiki visi atvykę į naują epizodą. Tai sveikinu su jumis ketvirtadienio popietę iš Vokietijos, Olandijos pasienio. Tai dabar atvykau iš krovimo vietą. Tai nuėjau, prisiregistravau, sakė, reikės palaukti, kol vienas kolega išvažiuos. Firma nemaža, čia tų mašinų daug, į vidų niekas netelpa. Tai dabar stoviu tiesiog ant gatvės ir laukiu, kol išvažiuos. Į kurį parodė, po kurio važiuosiu aš. Tai atvežiau čia iš Lietuvos lentas, skirtas palečių kalimui. Tai žiūrėsim, kaip čia seksis išsikrauti. Tikriausiai biški matos, kad esu sutinęs, nes važiavau visą naktį nuo 1 valandos nakties. Kadangi ant Lenkijos vokiečių sienos dabar yra didelį kamščiai dėl kontrolės. Ten dažniausiai tikrina lengvikės, tikriausiai dėl tų visokių imigrantų ir panašiai. Tai vakar atvažiavus prie sienos buvo 11 km kamštis, nusprendžiau nesigadinti laikų ir nerizikuoti. Stojau Lenkijos gale, buvo likę 580 km iki iškrovimo, tai va dabar yra po 10-20, esu iškrovime. Ir reiktų greit išsikrauti, bet kaip matau, nelabai pavyks. Žinau ir tolimesnius planus. Jeigu greitai iškraus šiandieną iki 2 valandos reikia nuvažiuoti čia apie 80 km į Olandiją. Ten yra pasikrovimas, nežinau kas per krovinys kaip kas, mačiau, kad 24 tonos. Ir važiuosim į Ispaniją, netoli Madrido. Tai dabar kol kas tiek, iš tikrųjų pakrovimas yra šiandien arba rytoj, bet jeigu šiandien pasikraunu, tada žymiai geriau viskas susivažiuotų, neprarasčiau pusę poros panašiai kažkas tokio. Ir tikėkimės geriausio, nes šiandieną tada reikės dar išvairuoti ir 10 valandų, kad pasikrauti. Bet jeigu matysiu, kad iškrovime čia labai ilgai viskas trunka, tai tikriausiai jau neberizikuosiu. Tai žiūrėsim, kol kas dabar laikomės to plano, kad reikia greičiau įsikrauti, kaip seksis, žiūrėsim. Na va, po 50 minučių laukimo išvažiavo tas, kur parodė ir sakė, dabar važiuoti žiedu, apsisukti ir atsistoti prie vartų į dešinę pusę ir tada jau pakvies, kada tiksliai iškraudinės. Nu, kol kas ne visai palei planą, aišku, gerai pauzę pasidariau. Nes reikėjo, bet geriau būtų greičiau įsikrauti ir kažkur pakeliui ten tą pauzę stovėti ir kažkaip. Nu, bet nieko nepadarysi. Bet jau po biškį viltis prarandu, kad šiandien išeis pasikrauti. Iš dalies gal ir gerai nereiks naktim daug važiuoti. Iš kitos pusės biškį gal savaitę nusitęs, tai matysim. Dabar važiuoju, atsistosiu prieš vartus ir lauksiu. Tikiuosi, kad dar ne valandą ar ne 2. Tai sulaukiau savo eilės, dabar yra vietinių laikų po 12:10. Tai iškrovė va 4 padėklus ir sako, man dabar pauzė pusę valandos. Galimai jau nebeturiu vilties šiandien pasikrauti, nes į pakrovimą reikia atvažiuoti 2 valandą vietinių laikų, dirba iki 3, nuo 14, kad prisiduot, kad per valandą pakrauti. Tai nieko nepadarysi. Nu, gal dar, bet labai žiauriai abejoju, nes 80 km vienas vienarkiam, tai per valandą nenuvažiuosiu. Tai gal net šiandien niekur toliau ir nebevažiuosiu į Olandiją, nes neverta nei kelių pirktis dėl nuvažiavimo iki firmos ir paskui miegoti rytoj vėl per naują pirktis, nes Olandų keliai galioja tik tai pačiai parai, ne taip kaip pas mumis, nuo nusipirkimo laiko iki sekančios dienos tos pačios valandos. Tai, na, žiūrėsim, dabar nebesilydau. Tai va, išvažiuojam, išsikrovė, dabar yra po 1:10 vietinio laiko. Tai tikriausiai bandysiu, kad rizikuoti, važiuoti į pakrovimą, nors ir nelabai ten vietų yra kur stovėti, ir čia nėra kur stovėti, ir bendrą sudeginsiu, kur galėčiau 11 valandų pauzę pasidaryti. Bet kad nelabai turiu padėties iš tikrųjų, nes čia vien nacionalkiam važiuojant, tai vargu ar bus kokia kišenėlė ar kažkas. Net nežinau, bandyti kažką rizikuoti. Dar bandysiu važiuojant pagalvoti, gal kažkokią promzoną kažką nusižiūrėsiu greitai, bet labai abejoju, žodžiu, tokia nepavydėtina situacija ir nenaudinga važiuoti, ir reikia važiuoti, o gal dar pakraus. Tokia nemaloni situacija šiandien tikrai susiklostė. Planavau, kad greičiau iškraus, tada būčiau visur spėjęs ir pasikrauti ir viską, tai būtų viskas aišku liuks, bet turim ką turim. Pažiūrėsim, ką pavyks išgimdyti.
Pasikroviau, laikai į pabaigą, 10 minučių beliko. Negaliu stojkės uždaryti, nes čia per daug išsikišę. O jau čia visi išvažiavęs, tai reikia ieškoti, kad pagelbėtų. Lietus lybelė kaip, reikia antrą pusę atsidaryti. Žodžiu, geriau būčiau net nerizikavęs važiuoti pasikrauti, nes varga daugiau negu naudos. Tai pavyko susirasti darbuotoją, biškį stumtelėję tą paletę. Ir įsistačiau, visą laimę leido miegoti, susivedžiau jau šalies pabaigą. Negalima taip daryti, nedarykit taip kaip aš. Bet ką darysi, kartais reikia suktis iš padėties, galvau, kad čia viskas greitai, šį pakrovį irgi greitai. Tik va su galu, su vargu dar antrą pusę reikia atsidaryti. Nieko reikia baigti susidaryti, nes visas kiaurai šlapius esu. Pagaliau vargais negalais darbai baigti. Tai sėdžiu visas toks šlapės. Tai tikėjaus, kad bus geriau. Iš tikrųjų, galvojau atvažiuosiu, jau nieks net nebekraus, nes buvo likę pusę valandos iki darbo pabaigos. Bet sako, gerai, apsisuk, statykis, atsidaryk šoną ir pakrausim. Nu, žiūriu, pradėjo krauti labai greitai. Dar žiūriu, 20 minučių turiu, tai galvoju, gerai. Dar pavažiuosiu iki pirmos degalinės, nusižiūrėjau už 15 km, galvoju, visur spėsiu. Ir viskas bus gerai. Nu, ir ant galo, kai reikėjo pradėti krauti 2 aukštais, pradėjo viskas pūstis, nebetilpti. Tai teko tai pastumdyti, pasižaisti, paskui kol diržus persidėjau, paskui dar tas stojkė neužsidarė, lietus lyja, visur lentos neįsistato, žodžiu. Taip ir būn su tom, kaip pasakyti, nestandartiniam paletėm arba kur krovinys užeina už paletės ribų ir tada remiasi į lentas ir tentą į visą kitą. Tai tas neįsistato, tai tas dar sakti susideda dar automatiškai. Nu, žodžiu, pavargau neblogai. Aišku, pasikrovau, dabar galėsiu jau anksti ryte kilti ir važiuoti, nebereiks rytoj ryte. Tai sudeginau visą bendrą, liko 3 minutės. Šiandien pravairau 9 valandas 45 minutės ir pravažiavau visai nedaug 675 km. Bet visi darbai atlikti. Aišku, iš dalies gerai, bet pavargt, sakau, teko, galėjo viskas sklandžiai praeiti, dar tas lietus žiauriai erzina, visas šlapės, viskas lysta, pirštinės kiaurai šlapios, tai ne piragai, tai ką žinau, nu tokia ta diena, nebus visada gerai. Pavargom, dabar galėsim biškį pailsėti. Darysios, šiaip priklauso 9 valandų pauzę, bet stovėsiu kokį 10 valandų ar biškį netgi daugiau. Vis tiek čia iškrovimas greičiausiai pirmadienį, antradienį, tai važiuosime į Ispaniją. Kiek iki vietos dar tiksliai nežiūrėjau, kažkur tarp 1700 ir 2000 km, kažkas tokio, jeigu nepameluosiu. Labas rytas penktadienį, tai važiuoju jau 3 valandas 20 minučių. Dabar Briuselio žiedu važiuoju, Briuselio kopūstus apvažinėju. Nors man tas rytas visai nelabas atrodo, kol kas tai visiškai nesivažiuoja. Miegojau, atrodo kietai, bet keltis, kai reikėjo, tai kažkoks kosmosas buvo. Dar 20 minučių daugiau pasnaudžiau. Kol kas pagal planą pabėgti iš Prancūzijos rytoj. Kad dar sekmadienį biškį galėčiau pavažiuoti, nes Prancūzijos šeštadienį nuo vakaro iki sekmadienio gilios nakties yra draudimai. Tai bandysim kažkaip pabėgti iš Prancūzijos rytoj ir sekmadienį dar biškelį pasivažiuoti, kad kuo mažiau iki vietos liktų. Tai ką, judam, tikėkimės, kad diena pagerės, nes kol kas tai sakau, šuoja kosmonautiškai. Eismas irgi čia tragedija, nesuprasti, vieni važiuoja, kiti nevažiuoja, kur važiuoti. Nu, kol kas važiavims Belgijoje tai visiškai man nepatinka.
eismas kažkoks įdomus. Tai gerai, kad žmonės tolerantiški, parodai posūkį ir leidžia, bet daugiau tai. Esu buvęs nemažai Belgijoje, bet šiandien didžiąją dalį reikėjo pravažiuoti pro Antverpeną ir pro Briuselį. Ir dabar link prancūzų čia jau nebetoli beliko važiuoju, tai nepatiko. Dar ką pastebėjau, kad tiltų sujungimai labai skaudus. Tai kažkaip labai skaudžiai reaguoju visą važiuoklę. Bandau judėti toliau. Pasidariau pauzę ne per seniausiai. Suvalgiau kelius sumuštinius. Biškį gal atsigavau. Ką tik sustojau pasidaryti šiandien antrąją savo pauzelę. Tai reiks kažką pavalgyti. Ir dabar reiks kažkaip susirasti, kur maždaug galiu nuvažiuoti per 2 arba 3 valandas, nes nežinau, ar imt šiandien 10 ir bandyti toliau nuvažiuoti, ar per 9 valandas kažkur esu sustoti. Tom nacionalkiam čia vargingai šiandien važiuojas. Gal pavyks ir 9 valandas suvažiuoti ir kažkur nusileisti, reikia pasižiūrinėti kokį parkingėlį, ar promzoną, net nežinau. Žiauriai erzina ieškotų parkingų blemba, kur normaliai atsistoti. Aš dar aplink Paryžių sakau, tai ten tikrai nesaugiausia vieta stovėti. Skritai Prancūzijoje nesaugo, o prie Paryžiaus tai iš vis patyliu. Ką dabar? Reikia kažką užkasti ir važiuoti toliau. Na, šiandien tikrai sėkminga diena. Tai iki parkingą, kurį nusižiūrėjau, turėjau gal 10 minučių rezervo. Sakau, turėčiau davažiuoti. Pasižiūrėjau kamščių aplink Paryžių, nėra, viskas gerai. Visą dieną šiaip stebėjau. Ir aišku, kai atvažiuoju aš, tai turim didelį kamštį. Ir dabar vėl vyksta pasimetimas, kur ką kaip daryti. Nes jeigu to parkingą nepasiekiu kaip ir rytoj, tada ir Ispanijos nepasiekiu, tada vėl viskas kaip ir nusitęsia. Nes rytoj paskutinę dieną, kada galima Prancūzijoje važiuoti iki 10 valandos vakaro. Tai automatiškai sekmadienį kur nebegalėčiau pavažiuoti, kas vėl yra blogai. Tai dabar net nežinau, ką daryti. Nu, visą laimę labai daug laiko nesudeginau tam kamštį. Aš galvojau, kad baisiau bus. Tai bandysiu davažiuoti iki savo nusižiūrėtos vietos, bet jaučiu, kad reikės truputį perdirbti, bet nežinau aš ką daugiau daryti. Tai bandom judėti, gal toliau jau nebesikamščiuos, nes kelias atkarpas mačiau per Google Mapsus, kur raudona rodė. Dabar lygiai viskas normaliai turėtų būti. Antrą dieną tokia visiškai be motyvacijos, tai kažkaip nelabai smagu. Bet nieko, gal įsivažiuosi. Nieko čia labai baisaus nėra. Turim, ką turim, kaip sakant, kiekvieną dieną gerai negali būti. Viską nebežinotume, kas yra gerai. Dabar bandau judėti. Baigės pagaliau darbo diena, ne tokia gera kokia norėtos, bet kaip ir sakiau, visada sektis negali. Tai sustojau tą parkingą, kur norėjau. Žiūrėsim, kaip čia seksis išmiegoti. Degalinė šalia po langais, tai tikėkime, kad viskas bus gerai. Rytoj vėl anksti paryčiais teks kilti, bet ką padarysi, tai rytoj irgi nusimato pasportuoti. Nes liko apie 710 km kažkur lygiai ir iki to parkingo, kur norėčiau davažiuoti, kad jau būčiau Ispanijoje. Tai reikės biškį paprakaituoti, bet rytoj jau vien bamais, tai manau, kad viskas normaliau bus. Tik jau reikės per 9 valandas tiek nuvažiuoti. Tai manau, turėtų viskas būti gerai, ne kartą yra tekę ir 7:50 pravažiuoti, kai gerai sekas. Tai tikėkime geriausia, nes jau galėtų bent vieną dieną normalesnė būti, sakyčiau. Nieko nepadarysi.
Tai šiandien pravairavau 10 valandų ir 12 minučių, kas reiškia, kad 12 minučių perdirbau. Nuvažiavau 704 km, kas yra nedaug. Bet šiandien nacionalkių nemažai buvo, visokių kamščiukų nedidelių ir panašiai, tai nėra ko norėti, sakyčiau, vis tiek neblogai. Tai nėra ko norėti, atitinkamas maršrutas, atitinkami ir kilometrai. Lemba, aš protiškai pavargau šiandien nuo tų visų galvojimų ir va, tie parkingai žiauriai erzina, nes norėjau žymiai toliau nuo Paryžiaus nutolti, kad gal biškį bent jau saugiau jausčiaus. Bet turim ką turim, tikėkime, kad viskas bus gerai. Galėjau aišku kokią promkę pabandyti susirasti, bet vis tiek Paryžius. Tai nežinau, dabar ant mokomo bamo sustojau degaliniai, tai tikėkime, kad viskas bus gerai. Naktis praeis sklandžiai ir visa kita. Atsiliepimus paskaičiau, tai kaip ir nieko blogo nemačiau. Tai dabar ką, biškį atsipūsiu, reikės pasidaryti valgyti. Dar nelabai noriu, prieš 3 valandas, kai pauzę dariau, porą kiaušinių išsiviriau, pavalgiau, tai dar nėra labai baisiai. Tai greičiausiai kilsiu kokią 2-3 ryto. Šiaip galėčiau ir 2 valandą kilti, bet aš manau, kad kilsiu 3. Labai nesinori per daug naktinėti, nes nėra kur labai baisiai lėkti. Nes dar pažiūrėjau tachografę, kad tikriausiai sekmadienį, kai pavažiuosiu jau Ispanijoje kažkiek, tai jau bus 90 valandų per 2 savaitės, ko mažai tikėjaus, kad bus, bet pasirodo bus. Nes prieš Velykas irgi tokį trumpą reisą važiavau iki Vokietijos ir atgal, bet nefilmavau, nes ten trumpas buvo, nieko naujo parodyti nebūtų išėję. Dar su dalinuku grįžti, irgi ten skubėti pasikrauti per 3 vietas. Tai susisukau, per Velykas pabuvau namuose ir išvažiavau vėl. Tai ką, kol kas tiek, žiūrėsim, ką rytojus mums atneš, tikėkime kažką geresnio. Tai ką, labas rytas, kad tik parėjau nusiprausęs iš degalinės. Dabar 3 ryto, einam apsižiūrėti, ką čia turim. Neturim kokių staigmenėlių, ypač šeštadienis, bet nieko nepadarysi. Lygiai viskas tvarkoja. Lygiai viskas tvarkoja. Na va, pusrytukam pasiviriau kiaušinių, tai dabar pavalgysiu. Jau 2 pauzę darau. Tai ganėtinai neblogai važiuojas, žiūrėsim, kaip čia seksis toliau. Bet šiaip palei viską to 700 su kapeikom turėčiau nukrapštyti per 9 valandas. Bėda tik tame, kad Irūnoj nelabai yra kur nemokamai stovėti, tai teks stoti mokamą parkingą. O Ispanijoje mokami parkingai tikrai nepigus. Jaučiu bus koks 20-30 eurų, bet toliau važiuoti nėra galimybės. Iš Prancūzijos reikia išvažiuoti, nes tada rytoj nebegalėsiu važiuoti. Tai tokia situacija. Nu ką, dabar skanių pusrytukų. Su Taskanija, kur dabar pasimirkčiau, tai čia skaitos pasisveikinom, ar kaip čia pasakyti, pagarbą viens kitam atidavėm. Kai važiuoji su neeiliniu vilkiku kažkas padaryta, custom style gali vadinti, olandišku stilium, labiau pas mane olandišką primen. Tai naktį labai dažnai važiuojant pasimirkčiau viens kitam, taip atrodo šūcinieks, bet taip vis tiek širdelę paglosta. Kažin kitiem taip yra ar ne, nes man tai asmeniškai tipo faina, kad iš kitos svetimos šalies pasimirkčioji, ranką pakeli. Tai visai smagu taip.
Tai va, važiuoju aplink Bordo čia, biškai kamščiuojas, bet nebaisi, taip. Prieš nusukimus taip vis prisistabdom, paskui važiuojam. 200 km iki degalinės liko, turiu 3 valandas, tai manau turėčiau da siekti ir paskui da nuo degalinės bus kažkur apie 10 km iki parkingo, tai kol kas viskas pagal planą, pagaliau vieną iš normalesnių dienų, nes spėju jau atsibodo klausytis manęs negatyvaus, gal ir ne, bet kaip ir sakiau, visiems visko būna, emocijas stengiuosi perteikti tokias, kokias mane užpuol, tai nesišypsosiu ir nesakysiu, o kaip man viskas gerai, kaip čia kamščiuose smagu stovėti. Tai ką, baigiam šeštadienio darbus, pagaliau bent vieną dieną pavyko taip, kaip ir planavau viską. Tai ačiū Dievui, bent vieną. Tai nuvažiavau va kur ir norėjau, radau vietos, viskas gerai, prisipyliau kuro. Prisipyliau tiek, kad užtektų Ispanijoje pirmyn ir atgal suvažinėti ir truputį su rezervu, kad nevažinėti su pilnais bakais. Maža ką. O ką pavyko šiandien nuvažiuoti, tai 714 km. Sustojau užvairavęs 8 valandas 58 minutės, tai liko tik 2 minutės. Bet visą laimę visur spėjau, viskas gerai. Jeigu ne Bordo pasikamščiavęs, jaučiu būčiau atvažiavęs žymiai greičiau. Gal netgi kokį pusę valandas ar netgi daugiau būčiau sutaupęs. Tai palyginimui toks, vakar per 10 valandų pravažiavau tik tai 704 km. Šiandien per 9 valandas 714 km. Tai vakar tikrai nekokia diena buvo. Na, bet nieko nepadarysi. Tai dabar kokie planai? Pralaužti vieną šaltą šiandien. Nuraminti nervus, tuo labiau šeštadienis, kartais galima biški. Tai kilsiu kokie 3-4 rytą tikriausiai, nes rytoj pavažiuosiu tik apie 3-4 valandas, nes jau ir iki 90 valandų per 2 savaitės. Ką mes galim furistai vairuoti per 2 savaitės 90 valandų, tai liko 4 valandos ir 4 minutės, tai tiek ir tiek galėčiau važiuoti. Tai pavažiuosiu tikriausiai į tą parkingą, kur visada savaitgalį stengiuosi sustoti, jeigu pakliūna. Jau ne vieną kartą stovėta, viskas aišku. Tai ką, tikriausiai šiandien tiek. Biški toks ištižęs, jau kelintą rytą anksti keliuos, tai tikrai jaučias, norėtus jau taip normaliai išsimiegoti be žadintuvo, bet dėja, kad šią savaitę tokios dienos net nebus. Dėja, bet ką darysi. Aišku, galėčiau čia kaip ir prasisukti 24, bet parkings tada bus žymiai brangesnis. Ir kitai savaitė tada jau turėsiu stoti nebe sekmadienį rytą, o šeštadienį rytą. Tai visą parą beveik susigadinčiau, tai dėl ko rytoj dar reikės pavažiuoti truputį. Tai ką, dabar einam, pralaušim šalto, pavalgysim ir eisim ilsėtis. Pareidinėjau iš tualeto ir žiūriu už durų rankenos užkištas krajutė. Ir kaip tik žmogus nueidinėjo, tai susistabdė, rusiškai šnekėjo. Sako, jeigu nori, va, gali užsisakyti parkingą tokių lauknešėlių. Tai neblogai jie čia. Žino, kaip furistus pasitik žiūriu. Kainos tai tikrai iš tikrųjų neblogos čia. Ir dar matau, for orders over 40 euros, 6 cans of beers free. O čia tai domina. Ne, nesinaudosim šitom paslaugom, bet čia neblogai. Kaip supratau, pas apsaugą čia nueini ir užsisakai. Dar numeris kažkoks parkings brangus, bet su privalumais, sakyčiau. Eida buvau žiūrėti, kur dušas, tai neradau aš šitų dušų. Arba nemoku ieškoti. Tai jeigu rytoj įstosiu ten, kur reikia, tai naisiu, kad ir mokams, bet nesvarbu. Nes jau ir komentaruose mačiau šitam parkingą, kad dušai tragedija, tai nėra ką norėti, aš čia daug fūrų talpina, tai... Tai va tokie vaizdeliai Ispanijoje.
Tai naktį atvažiavau, nebuvo ką filmuoti, nes tamsu buvo, lietus lijo, tai nieko gero. Tai ryte stau, sakiau, eisiu pasnaus, bet bandžiau, nieko nesigavo, tai dabar išlipau iš spalniuką, buvau kitą galinės nuėjęs į tualetą. Va, galim bent jau pasigrožėti. Jeigu dieną pagerės, gal eisiu pasivaikščioti, nes čia jau ne vieną kartą esu stovėjęs ir žinau, kad yra kur nueiti. Nelabai ten kažkas labai vau, bet tarp kalnų pasivaikščioti panašiai. Visai nieko būtų praseit gal. Tai žiūrėsiu, kaip čia toliau seksis. Per 2 valandas atvažiavau kitos degalinės vietą, kaip užsakytą radau. Visada čia stengiuosi stovėti, iš tikrųjų ten, kur ta juoda Volvo stovi dažniausiai. Realiai visus kartus, kiek čia esu buvęs, ten to vietoj stovėjau, tai šį kartą nuskynė vietą mano. Bet ir tai neblogai. Prie pat degalinės ten toliau yra parkings, bet man labiau patinka kažkaip, kad ne eglutėj stovėti, kad jeigu reikia fūrą pasikurti, pasikrentume ir nieks nieko nesakytų, kaip sakant. Šiaip gražus, gaivus rytas toks, laipsnių nedaug, bet ganėtinai gaiviai. Tai ką, einam ilsytis, žiūrėsim, kaip čia šiandien dar ką nuveiksim.